Tai sveiki atvykę į laidą NKTV. Visą savaitę jūs kviečiau ir štai jūs prie televizorių ekranų. Labai už tai jums dėkoju. Mano vardas Ernestas, o pavardė Janušas ir aš kartu su visu NKTV kolektyvu pasiruošęs šiandien jums parodyti štai ką. Grožėsime pačiais keisčiausiais daiktais iš viso pasaulio. Klausysimės lietuviškų interneto radijo stočių, leisime kompiuteriui mums padainuoti. Ir prisiminsiu patį mylimiausią savo vaikystės žaidimą. Žaidimų rubrikoje kultiniu tapusio RPG Raganius tęsinys, antroji dalis, kas gero joje. Išduosiu paslaptį, gero nemažai. Šviežia Assassin's Creed dalis. Ar pateisins savo pirmtakų reputaciją? Šiandien į rinką braunasi technologija, kurią geriau vieną kartą pamatyti, negu apie ją 1000 kartų išgirsti. Didelė britų kompanija Autonomy investuoja daug į vaizdų atpažinimo technologijas, naudojant smartphone'us arba sumaniuosius telefonus. Į savo smartphone'ą įkraunate specialią programą, tuomet įjungiate kamerą, nukreipiate ją į statiškus aplinkoje esančius vaizdus ir pastebite, kaip jie atgyja. Panašiai kaip atgyja paveiksliukai jūsų puikiai žinomame ir mylimame Harry'e Potteryje. Pasak kompanijos, jau dabar atpažįstama maždaug 500 000 vaizdų. Ateityje vartotojams galima bus sukurti tikro pasaulio vaizdų duomenų bazes. Žodžiu paprastai, jei ko nors nesuprantate, nukreipiate telefono kamerą į vaizdą ir gaunate daugiau paaiškinamosios informacijos. Dar kitaip šis reikalas vadinasi augmented reality arba priaugintoji tikrovė. Planšetinių kompiuterių rinkos lyderis, kompanija Apple, per artimiausius 4 metus praras net pusę savo iškovotos rinkos. Kompanijos Gartner analitikai praneša, kad 2015 metais iPad'as užims maždaug 47% planšečių rinkos, lyginant su 68% šiemet ir milžiniškais 83% pernai. Dar norime pabrėžti, kad neteisinga multimedijos planšetes laikyti visaverčiais personaliniais kompiuteriais, nes planšetės yra turinio vartojimo įranga, o ne visavertės skaičiavimo sistemos. Kiti gamintojai, besivydami Apple iPad'ą, daro tas pačias klaidas, kaip ir besivydami iPhone'ą. Jie tiesiog stengiasi įdiegti kuo galingesnės technologijas į prietaisą, bet pamiršta vartojimo patogumą, priedus ir panašius dalykus. Turėjęs tapti iPad'o žudiku, Motorola Xoom neatlaikė konkurencijos dėl šio persistengimo tapti kiek galima galingesniu ir to pasekoje padidėjusios kainos. Smalsu sužinoti, kas tiksliai yra jūsų kompiuterio viduje, bei kaip ta įranga dirba, tuomet išbandykite šią nemokamą mūsų rekomenduojamą programėlę. Ji vadinasi Fresh Diagnostics. Jos paskirtis – kompiuterio sistemos analizė ir testavimas. Visų pirma atliekamas sistemos skanavimas, tuomet turite pilną informaciją apie įrenginius, tinklus, programinę įrangą. Programa papasakos jums apie visą jūsų kompiuterio geležį, procesorių, atmintį, grafinę plokštę ir kitas kietas velniavas. Startuoja šios laidos rubrika Tinkle. Čia mes naršome po internetą. Kartu. Taip, iš tiesų kartu. Aš rodau per televiziją, o jūs galite iš karto spausdami ant nuorodų mūsų Facebook'o profilyje naršyti praktiškai kartu. Bent jau kol kas gal pažiūrėkite, o tada išsirinksite, kas jums įdomu. Iš kur mes gauname tas nuorodas? Taip, iš interneto gauname, be jokios abejonės, bet didžioji dalis jų atsiranda kaip jūsų rekomendacijos, paliekamos vėlgi mūsų Facebook'o profilio sienoje. Taigi pirmin, dalinkitės visų gėrių randamų internete. Padėkosime jums viešai. Ir pirmoji padėka Tomui Sereikai. Jo rekomenduojamas lietuviškas puslapis daigtai.lt. Pradeda mūsų rubriką Tinkle. Niekada tik tai nerašykite šiaip, kai reikia rašyti daiktas, daiktas. Negaliu, nerašykite taip. Gerai. Daiktai yra išties įdomus. Štai pavyzdžiui, akvariumas paukščio narvelis. Kaklaraštis elektronikui.
Knygų lentyna laiptuose. Nerealus sprendimas, ar ne? Reikia laiptus turėti visų pirma. Marškinėliai treneris. Jėga. Knygų lentyna medis. Žodžiu, kur kas daugiau daiktų negu kad aš čia parodau, rasite šioje svetainėje daiktai.lt. Viskas lietuviška, viskas gražu ir viskas tinklaraščio principų. Štai, kaip galima įkinkyti iPadą į kokį stovą. Super, idėjos nerealios. Kokybiškiausias būdas klausytis lietuviškų radio stočių vis dar yra geras FM radio imtuvas. Bet patogumo dėliai, jeigu neturite galų gale namie radio imtuvo, galite klausyti internete lietuviško radio. Matas Narkevičius siūlo vieną vietą, kur praktiškai visos lietuviškos radio stotis pasiekiamos pelės paspaudimu. Radijas.fm – muzika po vienu stogu. Ir akivaizdžiai mes matome krūvą lietuviškų radio stočių logotipų. Tarp jų ir ta, kurioje aš dirbu, ir ta, su kuria mes konkuruojame. Ir visa krūva stočių, kurių niekas, ko gero, nežino išskyrus kelis interneto lankytojus. Ir daugelis turbūt jų neveikia, pavyzdžiui, grj.lt. Ar veiksi? Ne. Neveikia, negroja. Gerai, pabandykime įjungti Lalūną iš Klaipėdos. Stotis, kuri turėtų veikti. Klaipėdos nacionalinis radijas. Prašau, groja, gražu, lietuviškos radio stotis, vienoje vietoje spaudžiate iš karto ir klausotės. Ponas Irmantas siūlo aplankyti vieno švedų radio stoties projektą, kuris padainuos jums tekstą, kurį jūs įrašysite į langelį. Čia iš karto duodamas tekstas Let them sing it for you, spaudžiame play, klausom. Ok, bandom klasiką. I love you, but I don't like you. Kas čia? Yra tai, ką jūs girdite. Jeigu jums patinka tai, kaip sudainuota jūsų frazė, galite ją nusiųsti bičiuliui ir nustebinti, beje, pabandykite su lietuvišku tekstu. Gaunasi ganėtinai keisti reikalai. Laurynas Gailius siūlo aplankyti įdomų interneto projektą, ties kuriuo labai ilgai neapsistosiu, bet noriu paminėti, kad čia turėtumėte gauti nemažai verslo išminties, nes čia yra daug interviu ir pokalbių bei patarimų su žmonėmis, kurie yra įkūrę tokias kompanijas kaip Wikipedia, LinkedIn ir panašiai. Žodžiu, interneto startupai taip vadinami. Viskas angliškai, daug teksto. Žodžiu, jeigu norite išminties, eikite čia. Jeigu norite pramogų, aplankykime kartu kitą puslapį. Kornelijau, mačiau. Panašu, kad tu esi vidutinio amžiaus mūsų laidos žiūrovas. Maždaug tokio amžiaus, kokio esu ir aš. Nes tai, kad tu man atsiuntei, iš karto suklibino čia viduje širdyje kažką. Kornelijus atsiuntė žaidimus iš mano vaikystės, kuriuos aš noriu jums parodyti. Taip, žaidimai, kurie buvo elektroniniai. Elektroniniai tai reiškia buvo specialus prietaisas, kuriame buvo tik vienintelis žaidimas. Štai žaidimas, pavyzdžiui, Linksmasis virėjas. Mary Cook angliškai. 89 metų gamintas Rusijoje. Konkrečiai šio nežaidžiau, bet kodėlgi nepabandžius. Išaiškinamas man valdymas. Labai paprastai man tai reikės raidžių K ir S. Taip, gerai, bandom. Oba! Oi! Čia žuvis. Čia sasyska, čia sardelė. Pelė pavogė mano dešrelę. Gerai, reikia kuo ilgiau balansuoti šias dešrelės. Nerimtai, jeigu jums dabar yra 13 ar 14 metų, jūs net nesuvokiate, kokį džiaugsmą man, 31 metų žmogui, analogiškas prietaisas teigia, kai man buvo 13 metų. Jūs net neįsivaizduojate, tai buvo kiečiausias dalykas. Mes su klasiokais netgi varžydavomės, ypač kiek vilkas surinks kiaušinių. Gal net pabandysiu paieškoti vilko ir kiaušinių. Tai vilkas ir kiaušiniai. Jėga, vilkas ir kiaušiniai. Super.
O, vilkas ir kiaušiniai. Pažaiskime. Žinokit, lygiai tokį padaiktą aš turėjau. Visiškai. Lygiai tokį padaiktą aš turėjau, negaliu. Labai susijaudinau. OK ir WS. Gerai, bandom. Kiaušiukas rieda iš... Visuomet man sakydavo kažkas, kad kai pereini visą žaidimą, čia vaikystėje tokia legenda buvo, parodo kažkokį mandrą filmuką. Ir iš tikrųjų niekas gyvenime nėra matęs to filmuko savo akimis, bet visi žinojo, kad kažkur to žaidimo elektroninėse gelmėse jis yra pakavotas. Va, tada kiaušiniai pradeda riedėti greičiau, o galų gale rieda iš visų galų daug kiaušinių vienu metu. Atsimenu, rinkdavom šimtais, dabar tik 7 ir tuoj 8 bus kiaušinis. Gerai, viskas. Reikia judėti prie kito puslapio, nes kitaip aš čia žaisiu. Ai, pažaisiu po filmavimo, bala nematė. Nu pagady. Pažintį su įdomiomis interneto svetainėmis pratęsime netrukus iš karto po reklamos. Sveiki sugrįžę, čia laida NKTV. Štai ką dar liko pamatyti šiandien. Netrukus pratęsime bendrą gražų kolektyvinį naršymą tinkle ir aišku pažaisime žaidimų rubrikoje. Žvilgsnis į naują legendinio Raganiaus dalį. Taip, naujas Lenkų produktas. Ir superinis veiksmo žaidimas Assassin's Creed Brotherhood. Ir paskutinė svetainė šioje laidoje. Aišku, paskutiniai svetainiai visuomet išskirtinis dėmesys. Ir čia iškilmingai pristatau jums Manto Dobravalskio atsiųstą puslapį. Jis jums dovanos nemokamus ūsus. Kaip? Pažiūrėkime. Nemokamiūsai.com, taip iš anglų kalbos galima būtų išversti šią svetainę. Pasirenkate, kokio tipo ūsus norite turėti. Štai vaivorykštės formos ūsai. O, prašau, ne tik kad formos, bet ir spalvos. Tuomet instrukcijos ūsų naudojimui. Reikia šios ūsus atspausdinti spausdintuvu, apkirpti palei liniją, užsiklijuoti. Štai čia ir mėgautis. Nemokami ūsai. Puikus puslapis. Na ką, vieną rubriką turi keisti kita rubrika, kadangi tinkle baigėsi, žaidimai netrukus prasidės. Viskas, tiek nuorodų šiandien, jas visas rasite jau dabar mūsų Facebooko profilyje. Adresą matote ekrano apačioje. Lygiai ten pat, tame pačiame mūsų Facebooko profilyje, tiesiai ant sienos, palikite jūsų surastas interneto svetainių nuorodas. Mes pažiūrėsime ir tikėtina, kad parodysime per televiziją visai Lietuvai ir tarsime jums didelį dėkui. Tinkle šiandien baigiame. Dalis NKTV žiūrovų tikrai mėgsta pažaisti. Jau dabar matau, kaip sužibo jūsų akutės, nes čia mūsų žaidimų rubrika. Portal 2 pasirodė vos prieš keletą dienų ir jau dabar panašu, kad vėl sulauks nuostabaus pasisekimo. Ką pavyko padaryti ir pirmąjį dalį? Tai puikiausiai atspindi pardavimų duomenis. Valve skelbia, kad atmetus pardavimus per Steam sistemą visame pasaulyje buvo prakalta 4 milijonai pirmojo žaidimo egzempliorių. Pradžioje Portal sekėsi dėl to, kad buvo parduodamas kartu su Half-Life 2 ir jo papildymais. O kaip seksis parduotuvėse antrąjį daliai, sužinosime praėjus bent jau šiek tiek laiko. Šaudyklė Rage žada papildomus žaisliukus iš anksto geimą užsisakiusiems pirkėjams. Jų žaidimo versija bus patobulinta į Anarchy Edition. Šioje bus galima rasti nupjaut vamzdį šautuvą, spygliuotą kastetą, galingai atrodančią mašiną ir labai kietos išvaizdos šarvus. Rage yra pirmas visiškai naujas ID Software žaidimas. Priminsime, kad pastaruosius keletą metų iš šios kompanijos didesnių naujienų negirdėjome.
Taip pat internete galima jau pasigrožėti ir naujų žaidimo filmuku Dead City. Jame veiksmas perkeltas iš dulkėtų dykumų į ateities miesto griuvėsius. O savo kompiuteriuose juos pamatysite rudenį. Rage debiuto data rugsėjo 16. Andžejaus Sapkovskio Raganius yra pasaulyje puikiai žinoma tamsiosios fantasy knygų serija. Šiame kūrinyje gyvena burtai, elfai, drakonai garsėjantis rasistiniais pareiškimais, kariai mutantai. Ir žinoma, pagrindinis herojus – Raganius, besiblaškantis tarp moterų ir globojantis pasaulio išgelbėtoją Ciri. Pagal šią seriją prieš 4 metų buvo sukurtas RPG Witcher arba Raganius. Žaidimas susilaukė žaibiško pripažinimo ir išgarsino lenkų studiją CD Projekt. O daugiau nei 1,5 milijono parduotų kopijų užtikrino, kad sulaukėme ir antrosios dalies. Witcher 2 veiksmas vėl suksis aplink Geraltą. Geraltas yra Raganius, mutacijų ir burtų sukurtas karys. Jo tikslas medžioti įvairias mistinės pabaisas kenkiančią žmonijai. Po pirmojo žaidimo įvykių jis išgelbėjo Temerijos karaliaus Falsterio gyvybę ir sutiko dirbti su juo. Pabaisos, sukilėliai, elfų partizanai ir paslaptingas žudikas Kingsley'e yra dalis problemų, su kuriomis Raganiui teks susidurti naujoje dalyje. Kūrėjai šį kartą pasistengė peržvelgti visas žaidimo puses. Kovos sistema patyrė vienus ženkliausių pokyčių. Nebeliko garsiųjų užtestų kirčių serijų. Dabar kairys mygtukas kirs lengvais smūgiais, dešinys sunkiais. Jos bus galima jungti į galingas kombinacijas. Kaip ir pirmajame Raganiuje, čia rasime magijos. Reikia nepamiršti ir to, kad vienas Geralto kardas geriau kapoja paprastus, kitas magiškus priešus. Alchemija ir gamyba taip pat sugrįžta, patyrusi tam tikrų pokyčių. Pavyzdžiui, dabar katės eleksyras ne tik leis matyti tamsoje, bet ir įgalins matyti priešus kiaurai sienas. Runos bus naudojamos kardams tobulinti. Kovose bus galima naudoti granatas, kurios ne tik sproginės, tačiau ir laikinai apakins priešininkus. Tiesa, Raganius nėra tik veiksmo RPG. Antroje dalyje bendravimas su kitais pasaulio gyventojais pasidarė daug gyvesnis. Jums bekalbant su kitų veikėjų, pašaliniai galės tiesiog įsiterpti į jūsų pokalbį, kas nėra labai mandagu. Dialogose norimą atsakymo variantą turėsite parinkti per tam tikrą laiką. Jei nespėsite, bus panaudotas tas, kurį nustatė kūrėjai. Tai suteiks greičio, paprastai nenatūraliai sustojantiems dialogams RPG žaidimuose. Kartais dėl įvairovės teks valdyti ne Geraltą, o kitus veikėjus, pavyzdžiui, jo draugą poetą Vėdryną. Pasikeitimų neišvengia ir meilės reikalai. Pirmajame žaidime moteris tiesiog metėsi ant Geralto kaklo, o už nuotykį su jomis gaudavome korteles. Dabar meilė tapo ilgesniu ir sudėtingesniu procesu. Dialogai bus ilgesni, dovanų bus daugiau ir scenos dar vaizdingesnės. Tiesa, vis dar padorios. O visiems šiems reikalams pagelbėti turėtų grafikos variklio pokyčiai. Savo laiku The Witcher atrodė tikrai įspūdingai, ypač kaimo vietovės dienos metu. Naujoje dalyje atmosferai žadama skirti dar daugiau dėmesio. Ir čia kalbame ne tik apie grafiką. Kiti pasaulio veikėjai taip pat gyvens savo gyvenimus, kalbėsis vieni su kitais ir turės savo nuomonę apie Geraltą. Žinant Raganiaus reputaciją, galima tikėtis daug pasidygėjimo ir pasišlikštėjimo kupinų žvilgsnių iš konservatyvių kaimo gyventojų. Raganius Geraltas antrą kartą į kompiuterių ekranus įsiverš greitai, jau gegužės 17 dieną. Gūdžiais viduramžiais veikia toks paslaptingas asasinų ordinas. Assassin išvertus iš anglų kalbos reiškia tiesiog samdomą žudiką. Ordinas tarnavo įvairiems karaliams bei pinigingiems didikams. Už apvalę pinigų sumą šio ordino nariai pašalindavo politinius, verslo ar kitus oponentus. Ubisoft puikiai žinodama, kad mistika ir žudikai yra puikus masalas kompiuterinių žaidimų mėgėjams, sukūrė išties sėkmingą seriją Assassin's Creed. Šiandien kalbame apie naujausią jos dalį Brotherhood. Žaidimo istorija tęsiama nuo Assassin's Creed 2 pabaigos.
Nuo tamplierių ir Abstergo korporacijos pabėgęs Desmondas su jam talkinančiais samdomais žudikais apsistoja vienoje Italijos provincijoje. Ten kažkada gyveno Ezio, antrojo žaidimo herojus. Kaip tik jo prisiminimus dabar ir išgyvena Desmondas, tikėdamasis išmokti kovos gudrybių ir sužinoti, kur paslėpti galingi artefaktai. Vėliau šiek tiek komplikuotai susiklosčius įvykiams pasekmė viena. Ezio vėl grįžta į Romą ir ten vyksta didžioji dalis žaidimo veiksmo. Roma, kaip tvirtina kūrėjai, yra didžiausias miestas Assassin's Creed istorijoje. Jis yra 3 kartus didesnis už Florenciją, kurią mes turėjome antroje žaidimo dalyje. Miestas yra suskirstytas į 5 skirtingos atmosferos rajonus. Nors ne visa Roma prieinama iš karto, tai nebus nieko nauja serijos fanams. Kadangi žaidimas daugiausiai vyksta viename mieste, vietoje kelių beveik pradingo keliavimo ekranai. Jei pavos turistauti po senovės Romą, visuomet po miestą galima jodinėti arkliais. O jei norėsite iš taško A į B nuvykti dar greičiau, galėsite pirkti ir restauruoti požeminius tunelius. Įvairių Romos pastatų pirkimas ir restauravimas pakeičia vilos valdymą buvusią Assassin's Creed 2. Aišku, tai nebus taip paprasta. Romą pragaištingai valdo Borgia klanas, savo valdžią įtvirtinantis karių prigrūstais gynybiniais bokštais. Ezio pirkti įstaigas galės tik nukovęs karių kapitoną ir sunaikinęs jo bokštą. Tai aišku prideda naujų tikslų, bet 5 kartą žiūrėti, kaip Ezio šoka žemyn lydimas sprogimo, kiek pabosta. Kaip jau minėjau, prieš griaudami bokštus turėsite užmušti kapitonus. Žudimas ir kovos iš žaidimo niekur nedingo, savaime suprantama. Tačiau čia yra keletas naujų judesių ir nauja ginkluotė. Arbaletai, kirviai, slapti pistoletai, nuodų strelykės ir panašūs įrankiai puikiai tinka kovojant prieš tamplierius. Yra ir naujų priešų, pavyzdžiui, raiteliai ar primityviai šautuvais ginkluoti kariai. Atsirado nemažai naujų judesių, pritaikytų kovai, jojant ant žirgo. Galiausiai, egzekucijų kombinacijų sistema leis vikriausiems žaidėjams lengvai išguldyti būrius priešų. Viena smagiausių naujovių yra galimybė samdyti naujus žudikus, juos treniruoti ir iškviesti pagalbon. Tai reikia nusitaikyti į priešą ir po vieno mygtuko paspaudimo jį užpuls Ezio pasekėjai. Juos galima ribotai keisti, perdažant rūbus ir leidžiant įgūdžių taškus. Šiuos žudikai užsidirba rinkdami patirties taškus misijose Europoje ir padėdami Ezio kovoje. Aišku, naujieji žudikai gali mirti, todėl juos būtina saugoti. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad Assassin's Creed Brotherhood yra išties kokybiškas projektas, kurį būtina išbandyti ne tik serijos, tačiau ir visiems veiksmo žaidimų fanams. Viskas. Laidą šiandien baigiame. Ačiū už jūsų dėmesį. Tikiuosi jo ir po savaitės, kitą gegužės sekmadienį. Laikas toks pat 10:30. Jeigu nematėte vienos ar kitos senesnės šio sezono laidos, pirmin, mūsų YouTube kanalas yra pakurtas ir dirba visą parą. Aišku, laikinkit mus Facebook'e. Tai tiek šiandien, su jumis buvo Ernestas Janušas ir visa NKTV Chebra. Iki kito savaitgalio, iki.